Siluetas, konstrukcija, aksesuarai, kiekviena smulkmena padeda atskleisti kuriamą vaizdą. Kostiumo dailininkui svarbu išmanyti ne tik spalvų ir audinių dinamiką, bet ir istoriją, psichologiją, turėti žingeidų požiūrį į kiekvieną drabužio detalę, kad ji padėtų filmui kalbėti. Kinas tai yra toksai menas, kuriame kiekviena jo dalis vaidina labai svarbų dėmenį. Ir kiekvienoje dalyje turi būti meninė tiesa. Kostiumai, jie yra vieni iš tos meninės tiesos dalių. Ir jeigu kostiumas yra tikslus, jeigu jis atitinka laikmetį, jeigu jis atitinka nuotaiką ir bendrą kino dailę, kino vizualą, jeigu jisai įsipaišo į režisieriaus ir į operatoriaus koncepciją, tuomet mes turime išbaigtą kūrinį. Filme Kinų jūra kostiumus kūrė lietuvio ir jamaikiečio duetas. Londone gyvenantis ir mados pasaulyje apdovanojimus pelnęs Džavara Alinas ir prieš metus prestižiniuose Britų vaizdo reklamos apdovanojimuose bronzą laimėjęs Juozas Valenta filmo herojus aprengė taip, kad drabužis neblaškytų, bet padėtų dar stipriau atskleisti charakterį. Juozo Valentos vardą girdime ir tarp filmo Siena kūrėjų. Čia kostiumų dailininkas drabužius derino drauge su dar dviem profesionalėmis. Dovilė Balčiūnaitė yra dirbusi prie garsių ir tituluotų lietuvių filmų. Morta Jonynaitė daugiausia dėmesio skiria tekstiliai, ją paversdama mažesnės ar didesnės apimties kūriniu. Ir šis trio susijungė, kad Siena taptų tikroviškesniu ir dramatiškesniu filmu. Kostiumų dailininkė Morta Jonynaitė buvo atsakinga už filmo Svečias aprangą. Vasaros kasdienybę atspindintys rūbai, bet tuo pačiu scenarijoje atsirandantys ir netradiciniai kostiumai buvo pastebėti nacionalinių kino apdovanojimų komisijos ir Morta nominantų sąraše atsidūrė dar kartą. Į praėjusio amžiaus 10-mečio pradžią nėrė kostiumų dailininkė Monika Vėbraitė. Filmo Badautojų namelis personažus Monika aprengė to laikotarpio paltais, kostiumais, sijonais ir megztiniais. Monika Vėbraitė yra pelniusi tarptautinį pripažinimą ir nuo 2024 metų yra Europos kino akademijos narė. Kuklią buitį drabužį perkėlė filmo Danka kostiumų dailininkė Rasa Taujanskienė. Ilgametę darbo patirtį turinti Rasa kostiumus yra kūrusi ir Lietuvos, ir užsienio filmams. Filme Danka kostiumų dailininkai teko užduotis rūbus sustiprinti paauglių nuotaikas bei gyvenimo realybę. Atrodo kartais, kad galbūt tai nėra labai svarbu. Tačiau jeigu kostiumai kažkaip prieštų akį, jeigu jie netarnautų idėjai, žiūrovas iš karto tai pastebėtų. Ir kartais tas darbas nėra labai ryškiai pastebimas, tačiau jeigu jo nebūtų, tai visi iškart pastebėtų. Sidabrinės gervės laimėtojai paaiškės gegužės 31 dieną.